tavo žodžio skelbimą ir klausimąsi. Dieve, meldžiame, atverki mūsų širdis ir sielas tavo gyvajam žodžiui, kad tas dangiškasis maistas mus stiprintų ir juo pamaitinti šioje žemėje neštume tikėjimo vaisių. Dėl tavo garbės, Dieve, mūsų sielo išganimo palaiminimui. Pasiklausykite švento rašto skaitinio iš pradžios knygos 37 skyrius nuo 1 iki 11 eilučių. Jokūbas įsikūrė krašte, kuriame jo tėvas buvo gyvenęs kaip ateivis, Kanaano krašte. Štai pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Būdamas 17 metų, Juozapas ganė su broliais avių kaimene, padėdamas savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnums. Jis tėvui papasakojo apie jų blogus darbus. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis buvo jam gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, broliai jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Kartą Juozapas susapnavo sapną ir papasakojo jį savo broliams. Šie ėmė dar labiau jo nekęsti. Paklausykite, kokį sapną sapnavau, sakė jis jiems. Mes rišome laukuose pėdus. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai susirinko aplink ir žemai nusilenkė mano pėdui. Jo broliai atsakė, bene ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų ketini mūsų valdyti. Dėl kalbų apie sapnus jie ėmė dar labiau jo nekęsti. Jis susapnavo dar vieną sapną ir papasakojo jį savo broliams tardamas. Štai sapnavau dar vieną sapną. Saulė, mėnulis ir 11 žvaigždžių man lenkėsi. Bet kai papasakojo jį savo tėvui ir broliams, tėvas apibarė jį. Kągi reiškia tas tavo sapnas, ką sapnavai? Negi mes, aš pats, tavo motina ir tavo broliai turėsime ateiti ir nusilenkti tau lygi žemės? Broliai jam pavydėjo, bet ir tėvas šio įvykio negalėjo užmiršti. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Amen. Kągi tęsime istoriją, Jokūbo istoriją šeimos, Izraelio istoriją. Kaip minėjau, Jokūbas ir Izraelis tai yra tas pats asmuo. Ir praeitą skyrių buvo skyrius dėmesys nukreiptas į jo brolį Ezavą. Štai vėl tas dėmesys, kaip sakiau, kaip kamera sugrįžta vėl į Jokūbo šeimą ir nušviečia jos gyvenimą. Nes, kaip minėjau anksčiau, iš tikrųjų ta linija, išgelbėjimo linija, tas šviesos spindulėlis šioje sugedusioje žemėje arba nuodėmių kankinamoje žmonijoje vis yra nukreiptas į konkretų žmogų ir šiuo atžvilgiu per tą konkretų žmogų yra nukreipta ir į šeimą. Ir matome, kad žmonės keičiasi, karta viena palieka kitą. Abraomas, Izaokas iškeliauja, lieka jau Abraomo vaikaitis Jokūbas ir šiandien jau 4 kartą atkreipia dėmesį į Jokūbo sūnų Juozapą. Taigi, ta istorija prasideda apie Juozapą. Gimus jam, Rachelė sulaukė savo pirmagimio. Ir mes žinome, kad Rachelė yra mylima Jokūbo žmona, bet viešpats buvo užvėręs jos įsčias ir štai jos sesuo Lėja jau pagimdo 6 vaikus, o jinai tik tai vieną.
Tuo metu jinai jautėsi labai nuskriausta ir be abejo dėmesys Jokūbo krypsta ten, kur yra sūnus auga. Taigi mes matome, Juozapas jau 17 metų, praėjo kuris laikas ir jis gano kaimenę kartu su broliais. Būtent tais broliais, kurie gimė yra iš Bilhos ir Zilpos sūnų, tai yra tarnaičių sūnų. Tai Lėjos ir Rachelės. Ir jis pasako jiems apie jų blogus darbus. Paskundžia savo tėvui. Ir toliau rašoma, kad Izraelis arba Jokūbas myli Juozapą labiau už kitus ir vaikus, sūnus, nes paaiškina, jis gimė jam senatvėje. Taigi ir kai išskirdamas iš kitų aprengė jį gražiais rūbais, reikia priminti, kad šiais laikais irgi žmonės, kad ir daugelis tūkstančių metų praeina, žmogui vis tiek lieka tas pats jausmas žmonijai, kad rūbas yra svarbus. Ne veltui tokia patarlė yra, sako, pagal rūbą žmogų sutinki, pagal širdį išlydi. Taigi tas rūbas vis tik tai yra svarbus ir jeigu šiandien galbūt tie rūbai, mes gerai gyvenam ir visokios mados yra ir viskas apsirengiam kaip norim, bet vis viena yra tam rūbui dėmesys ir galbūt iš vienos pusės kartais nekreipiame dėmesį, kaip mes norim, taip rengiamės, bet iš kitos pusės toliau galioja ir rūbų etiketas. Ir tarkime, kokiuose oficialiuose renginiuose yra aiškiai parašyta, kaip pavyzdys, kodas juodas kostiumas, ar ne? Čia yra tam tikras kodas, kaip turite apsirengti, jeigu taip neapsirengsite, jūs negalėsite dalyvauti tam tikram renginy. Ir Naujajam testamente yra irgi labai toksai ryškus vienas palyginimas, kaip viešpats sukvietė svečius, ar ne, prisimenate, kas skaitėte Evangelijas ir tie svečiai ignoruoja kvietimą viešpaties ir tada jis išsiunčia tarnus, kad surinktų iš pakampių, iš kryžkelių visus, kas gali. Ir ten dar ta paskutinė scena yra, žmogau, kodėl tu nepasipuošęs rūbų, ar neapsirengęs tinkamai ir išmetė jį lauk. Tai čia yra tas atsakymas, kad rūbas daug reiškia. Ir šiandien mes šioje istorijoje matome, kad to rūbų išskiria ir ten, aišku, labai lakoniškai, trumpai parašyta apie tą rūbą, bet jis išskirtas Juozapas iš kitų brolių ir tai sukelia dar didesnį pyktį, jis yra matomas. Ten rašoma, kad galbūt tas rūbas buvo įvairių spalvų, kas tais laikais spalvas išgauti buvo gan prabanga. Kiti vertimai, aiškinimai yra, kad jis buvo ilgom rankovėm. Matot, ir mano rankovės ilgos. Tai irgi turi tam tikrą reikšmę. Tas, kur turi ilgas rankovės, jisai nelabai gali dirbti juodą darbą. Jam reikia tas rankovės atsiraityti arba nusivilkti. Taigi, iš tikrųjų, tarsi koks ponaičiukas, numylėtinis auga ir broliai jo nekenčia. Žinoma, nekenčia. Dar daugiau, kaip matome, čia yra tarnaitės sūnus, jis su jais paskirtas ten su jais dirbti, jaunesnis, nors rašo 17 metų, broliai jau turėjo būti daug vyresni už jį. Ir be abejo, tas dirbti, ganyti, tai prižiūrėti tas avis, tai yra atsakomybė. Ir matomai, kad ne kažką jie ten gero darė, kad jis tėvui viską pasako, kaip geras vaikas. Nors tas vaikas 17 metų. Tai mes šiandien žinome, kad nelabai mėgstame skundikų. Ir iš kitos pusės Juozapas daro teisingai. Visi namai, viskas priklauso Jokūbui. Jis yra galva, šeimos galva, o galbūt jau genties galva, kuri čia jau daug tarnų, daug žmonių. Prisiminkime, kiek anksčiau Jokūbas net buvo paleidęs vadžias iš rankų ir jo sūnus vyresnieji, ką pridarė krašte, kai buvo išprievartauta Dina. Taigi žiauriai elgėsis ir apgavo žmonės vietinius ir neproporcingai atkeršijo. Jokūbas turėjo bėgti iš to krašto. Aišku, mes matome tą išorę, tai buvo Dievo plane, kad
kad jis sugrįžtų į žemę, kurioje jo tėvams duota buvo, seneliams. Taigi čia matome Juozapas geras sūnus. Ir va čia mes dažnai irgi susiduriam su to dilema, kaip dažnai būnantis priespaudoje arba okupantų valdžioje pas mus yra skundimas, pasakymas tiesos tarsi yra išdavystė, ar ne? Toksai tas kalėjimo kultūra. Patys turime spręsti problemą, nesiskūsim. Iš kitos pusės iš tikrųjų turime apsispręsti, ar mes esame dalis, šiuo atveju Juozapas yra dalis tėvo namų, ar jis yra pats savo. Ar jis yra su broliais, kurie patys savo darydami blogą ir kenkdami tėvui. Va čia visą laiką ta įtampa yra ir aš tą stebiu ir mūsų visuomenėje. Irgi yra, kada žmonės, kai kurie linkę trauktis nuo valstybės. Valstybė yra institucija Dievo suteikta, kad prižiūrėtų tvarką. Tam yra mokesčiai mokami, tam yra struktūros, kurios, kaip apaštalas Povilas kalba, nešioja kalaviją, kaip ir policija, sakysim, ir jeigu ji gerai atlieka savo darbą, tada mes žinome, kad tos mokesčius mokam gerai ir viskas atliekame, tačiau jau kas vengia tų mokesčių, kodėl vienas turi mokėti, o kitas ne. Čia kaip pavyzdį, ar ne? Tai jeigu mūsų valstybė, mes joje ir esame geri piliečiai. Šiuo atžvilgiu, teksto atžvilgiu, tai yra Juozapas yra geras tėvo sūnus. Ir jis žino, čia jo namai. Todėl jis nėra kunigas, o šie nekenčia darydami blogą. Labai įdomu yra tai, kad kai kuriuose komentaruose, kaip skaitydavo, ypač Jono Kalvino komentare yra parašyta, matote, kad pasaulis nekenčia tų, kurie yra Dievo malonėje, Dievo išrinktųjų, nes jie stovi toje Dievo pusėje. Taigi toliau mes matome, kad maža to, kad iš tikrųjų taip nemėgsta jo, nesisveikina, ignoruoja jį ir tėvui skirtas, Juozapas ima dar kalbėti apie savo sapnus. Ir tie sapnai iš tikrųjų yra, šokiruojantis. Būtent jis parodo, kad ką aš sapnavau, kad jūsų pėdai nusilenkia man. Pėdai tai kaip suriši javus į krūvelę ir taip surenka, paskui jos sustato, kad jie išdžiūtų ir mes jau nebežinom, kas tie pėdai, bet mūsų seneliai ir proseneliai čia buvo normalu. Šiandien reikia jau atskirai paaiškinti, kad tai yra surinktos javų varpos kartu surištos ir paskui jas veš iškulti ir tos grūdus surinkti. Taigi jis sapnuoja būtent tai, kad jo stovi, o visi kiti lenkiasi jam. Ir aiškiai parašyta, kad broliai jau supranta tą sapną, kad tu valdysi mus, būsi mūsų karalius, būdamas jauniausias iš visų, tai rodo kaip pasityčiojimas iš mūsų. Tai ir jeigu taip logiškai galvojant, Juozapui neapsimokėjo dar labiau erzinti savo brolius, galėjo patylėti, nesakyti tų sapnų. Bet iš kitos pusės mes matome, bet kontekste galima suprasti, kad jo tėvas Jokūbas sapnus regėjo ir dažnai Dievas jam kalbėjo per sapnus. Ir tai negalėjo būti nežinoma jo artimai aplinkai. Nėra parašyta, ar Jokūbas dalinosi su savo šeima, bet galime tikėtis, kad tai buvo žinoma ir vaikas, nors ir jau nebemažas, 17 metų, jis ima tos sapnus pasakoti. Jis negali nepasakoti, nes jis mato, ką mato, tą ir liudija. Jis nieko nesakė daugiau, tik sapną. Šį sapną interpretavo arba išsiaiškino savo broliai. Vėliau jis pakartoja sapną ir tėvui, ir motinai. Tiesa, motina Rachelė jau mirusi, jau čia greičiau būtų antroji motina Lėja. Taigi irgi ar mes nusilenksim, nes ta subordinacija, kad vyresniškumas yra labai svarbus ir tėvas dar gyvas ir negi aš tau būsiu. Ir tas, aišku, užgauna Jokūbą matomai. Bet vienas dalykas yra, kas čia pabaigoje rašoma, kad
Jokūbas tai išlaiko, kad broliai pavydė, kad niršta, viskas aišku, bet kad Jokūbas tai išlaiko širdyje. Ta prasme, jis atsimena, negalėjo užmiršti, tai parašyta. Ko negalėjo užmiršti? Ar kad tėvas nuoskaudos, ar kad Juozapas pranašauja? Kad Juozapas kaip ir jis, jam Dievas kalba per sapnus. Vis tik linkęs būčiau manyti, kad būtent jis neužmiršta šito, jam yra dvejonės. Tai čia yra vėlgi, kada mes gyvename, susidurėme su kažkuo rimtu dalyku, mums kyla dvejonės. Mūsų patirtis ir kur yra iš tikrųjų Dievas kalba, kur sapnai yra tuščias dalykas. Tarkim, anglų kalboje sapnas yra tas pats žodis ir svajonė. Nes dažnai žmogus, ką svajoja, gali ir susapnuoti. Todėl pats sapnai, kaip jeigu paimtume pačią Bibliją, paskaitytume, yra įvairūs. Ir pati Biblija kalba, kad vienoje vietoje, ypač gražus pavyzdys, kada Samueliui prabyla Dievas irgi sapne, tai kreipėsi į jį ir jis nubudęs atbėga pas savo mokytoją. Taigi yra daug atvejų, kada sapne prabyla Dievas, bet yra ir kita vieta parašyta, kas turi daug vargo, tas daug sapnuoja. Taigi sapnas sapnui nelygus. Ir mes matome, kad iš tikrųjų vėliau Juozapo istorijoje tie sapnai bus labai reikšmingi. Tai yra, kad Dievas būtent Juozapą pasirenka. Ta linija, ta šviesos spindulėlį jau veda per Juozapą. Aišku, krikščioniškoje toj interpretacijoje Juozapas yra kaip ir Jėzaus Kristaus provaizdis, nes jis yra mylimasis sūnus, kaip Morkaus Evangelijoje mes skaitome irgi parašyta, kaip iš dangaus Dievo tėvo balsą išgirdo, štai mano mylimasis sūnus. Juozapas irgi mylimasis yra patriarcho, Jokūbo, Izraelio sūnus. Tai ir tas jo nelaimės atsivyksta su broliais ir taip toliau, kaip irgi apaštalas rašo, kaip ir Jėzus ateina pas savuosius savieji. Atsiprašau, Jono Evangelijoje savieji jo nepažino, nepriėmė. Ir arba apaštalas Povilas rašo, apiplėšė save, tapo lygus su visais. Tai mes matysim visą tą Juozapo toliau istoriją, kuri faktiškai ir užsibaigė pradžios knyga. Taigi šiandien mes prieiname jau prie Juozapo istorijos, 4 kartos vaiko arba žmogaus, kuris yra sandoroje, Abraomo sandoroje, Dievo sandoroje su jo tauta. Mums parodomas tas kelias, kaip Dievas, kaip tas šviesos spindulys veikia per kartas į konkrečius asmenius, reaguodamas, lygiai taip pat apšviesdamas visą jo aplinką, pašventindamas ją. Ir taip pat toje aplinkoje mes matome, kaip ir tos brolius, tą pyktį, tą tokį nepykantą ir blogus dalykus darančius. Kad iš tikrųjų, vėlgi dar galbūt vienas toks pamokymas, kad kokie bebūtume šventi, mumise yra Adomo ir Ievos tas palikimas, vadinkim, tas korumpuota širdis ir iš mūsų gali išplaukti blogi dalykai, jeigu ne viešpaties malonė, kuri paliečia žmogų ir jį pakelia į aukštybės. Tai yra, jeigu ką gerą darome, ne mūsų, bet viešpaties malonė, ne mūsų nuopelnas, bet viešpaties malonė, todėl ir jos meldžiame ir prašome. Ir kartu viešpats per savo žodį mus mokina atpažinti, kuomet jis kalba mums, kuomet jis siunčia mums tos žmonės, kurie yra jo plane, išgelbėjimo plane. Kaip Juozapą jis jau siunčia Jokūbo šeimai išgelbėti ateityje. Amen.